Laikinojoje sostinėje vis garsiau ir dažniau kalbama apie sukarintos bendrojo lavinimo mokyklos viziją. Joje, anot iniciatorių, vyrautų kariška tvarka. Moksleiviai būtų mokomi ne tik vidurinį išsilavinimą teikiančių dalykų, bet ir karybos pagrindų. Panašaus pobūdžio tik neformaliai dirbanti įstaiga jau veikia. Gerbėjai generolai, gerbiami svečiai, malonu matyti, kad tiek daug bendraminčių. 94 metais mokykla buvo įsteigta. Įsteigta mokykla buvo patriotų. Patriotai, tie, kurie prakirto pirmi ledus Lietuvoje, kad įsteigti tokią mokyklą. Tiek kariškiai, tiek politikai tikina, jog tokio pobūdžio karinis licėjus Lietuvoje pasiteisintų. Viskas priklauso nuo norų ir įdėto darbo. Norai yra pas mus visus, kad iš tikrųjų tai būtų bendrojo lavinimo mokykla, kuri suteiktų karinį teisinį išsilavinimą. Na, o darbo taip pat įdėsime nemažai, nepagailėsime jėgų, nes iš tikrųjų tai yra nepaprastai gera, puikiai idėja, reikalinga Lietuvai, reikalinga Lietuvos jaunimui. Ir sakykit, kiek tai gali trukti, kol visgi idėja taps realybė? Aš asmeniškai noriu, kad jau nuo šių mokslo metų, tai yra nuo rugsėjo 1 dienos, ši mokykla, generolo Povilo Plechavičiaus jaunojo kario mokykla, taptų bendrojo lavinimo mokykla su kariniu teisiniu išsilavinimu. Šią savaitę jaunojo kario mokyklai suteiktas generolo Povilo Plechavičiaus vardas. Nuo šiol didesnė atsakomybė ugdant mokinių meilę tėvynei jaus visa įstaigos bendruomenė. Kas iš esmės pasikeitė, kuomet pavadinimas suteiktas Plechavičiaus vardo, nebe Lušiukui? Atsakomybės jausmas. Buvom taip atsakingi dabar, dar turim, kad pateisintum tą vardą. Kad vaikai su dideliu entuziazmu priėmė tą vardą ir aš noriu pasakyti, kiekvienam garbė tą vardą nešioti. Ir sakykit, kokie tolesni žingsniai, ar sieksit tapti bendrojo lavinimo mokyklą? Na, mes jau siekiame. Svarbiausia mūsų miestiečių palaikymas. Jeigu kauniečiai palaikys, ministerija ir Kauno miesto savivaldybė palaiko. Ir aš norėčiau pasakyti, yra jeigu menų gimnazijos, yra sportinės mokyklos, taigi kodėl nebūtų teisės pagrindų ir karinių pagrindų mokyklai. Jaunojo kario mokyklos populiarumu moksleivių tarpe abejonių nekyla. Jau dabar mažieji Plechavičiukai per užsiėmimus dažnai išmoksta daugiau nei istorijos ar pilietinio ugdymo pamokose. Šventėje dalyvavę esami ir buvę mokyklos auklėtiniai didžiuojasi žiniomis ir įgūdžiais, kuriuos suteikė įstaigos kolektyvas. Ja patekau išgirdęs iš draugų, o atsiminimai patys geriausi. Aišku, buvo sunkių dalykų, ką taip pat malonu prisiminti. Ir kaip matom, dabar daug kas pasikeitė, dabartiniai jaunieji kariai turi daugiau galimybių, sakykime. Bet atsiminimai ir tas matymas, kad viskas vystosi, suteikia gerų emocijų tikrai. Ir visgi, ar ateičiai pravertė, šiuo atveju dabarčiai, tos žinios, tie įgūdžiai, tas pasaulio supratimas, kurį bandė galbūt ir įdiegė, būtent jaunojo kario mokykla? Tikrai pravertė, nes įstojus į karo akademiją daugumai yra pats sunkiausias dalykas priprasti prie tos kitokios tvarkos, griežtesnės tvarkos. Ir būtent šita patirtis, 6 metai, būtent buvo daug lengviau prisitaikyti prie tos situacijos, kurioje buvome įstoję į karo akademiją. Pirmiausia, tai poligonas, aišku, išvykos į miškus. Čia patys įdomiausi tikriausiai prisiminimai. Šiaip tai patys geriausi, kaip sakyt, prisiminimai. Ar jaunojo kario mokykla padėjo apsispręsti siekti toliau karjeros? Aš prieš jaunojo kario mokyklą buvau apsisprendęs stoti į karo akademiją. Tai čia tik tai kaip įgavau įgūdžių kažkam tokiam tikrų. Žinoma, padėjo šiek tiek. O dabar, ką matai žvelgdamas į jaunuosius kolegas? Ar matai ten save? Iš dalies taip. Matau tą pasiryžimą, norą patekti į kariuomenę. Taip. Tai visgi tokia mokykla Lietuvai yra reikalinga? Manau taip.
kario mokykloje atsidūriau, nes mano tėtis yra pasienietis. Ir kadangi tėtis pasienietis pažįsta pulkininką, ir dėl to mane pakvietė į šią mokyklą. Aš pabūsiu stovykloje labai tapo linksma, iš tikrųjų tokia kompanija, viskas ir kažkiek išmoksis civiliam gyvenime labai praverčia. O kaip kolega čia pateko? Na, aš irgi taip pat, mano mama irgi pasienietė ir pažįsta pulkininką, tai pakvietė į stovyklą ir visai patiko. Tai nusprendžiau dažniau važiuoti ir taip patekau. Ir ko išmoksti tiek stovyklose, tiek pačioje mokykloje? Taktikos, savigynos, visokių būtiniausių dalykų. Karinė, ten rikiuotės ir taip toliau. Kokios draugai labiausiai patinka šitoje mokykloje? Šitoje mokykloje patinka stovyklos, tarkim, man patiko labiausiai šuolis su parašiutu, žinoma. Tai vienas iš tokių įdomiausių dalykų, stovyklos tokia kulminacija. O ar ateitį irgi sieji su karyba? Gal ne tiek karyba, bet gal pasienis. O kaip draugai žiūri į tavo pomėgį? Draugai tiesiog, nieko jie tiesiog nesako, nes kiekviena, manau, yra savo pasirinkimas ir tiek. O ar mergaitei, uniformoje nesunku su visais jau tenai, sakykime, užduotims visoms susitvarkyti? Ne, manau, kad iš tikrųjų kartais mergaitės netgi geriau pasirodo už kai kuriuos vaikinus, tai čia priklauso nuo pačių panelių. Ceremonijoje dalyvavęs jaunojo kario mokyklos įkūrėjas džiaugiasi, kad įstaiga ne tik sėkmingai vykdo prevencinę veiklą, bet ir padeda mokiniam apsispręsti, ko siekti tolesnėme gyvenime. Jie, kai ateina į mokyklą, aišku, apie tėvynę mažiausiai galvoja. Kiekvienas mąsto apie save, mato šaunių karių. O paskui, po pusės metų, jis gavęs tą visą mūsų medžiagą programinę, paviski pradeda mąstyti ir apie tėvynę. Ir štai, jeigu jis metus ar pusantro ar du palanko, o tada jau kitas dalykas. Jau jis karys mylintis savo kraštą, galintis pasiaukoti, norintis pasiaukoti. Ir būtent tai, ko mums labai trūksta mūsų jaunimui, to politiškumo, patriotizmo. O šitas per metus laiko, net biskį trumpiau, jame jau įsiskiepija. O taip gaunasi iš jaunuolio, gaunasi Lietuvos pilietis su perspektyva. Ir gal galėtumėte atsiminti, kaip visa ši iniciatyva prasidėjo? Kaip reikėjo išrutulioti šią idėją? Ar buvo sunku pradėti viską? Sunku nebuvo pradėti. Idėjos šaknis pagrindinės kokios buvo. Surinkti vaikus, reikėjo tam kažkokios tai atraminės bazės, kurie rinktųsi, kad būtų ta karinė technika kažkokia panašiai. Iš tai vidaus tarnybos pirmas pulkas čia pasitarnavo labai gerai. Viskas yra vietoje. Mokymo klasės, ginkluotė, karininkai, kurie laisvanoriškai dėstė karinės mokslus panašiai. Viskas yra ir nieko nereikia už kažką tai mokėti, atskirai pirkti panašiai. Sutrėjau su pulko vadu Badalu, kad surinkam tą jaunimą ir pabandom. O tai pradžia prasidėjo labai gera. Grinai saveikliniais pagrindais. O paskui su laiku augo programos, augo poreikiai, plėtėmės tą reikalą. Štai per 15 metų išaugo tokia labai rimta organizacija. Artimiausiu metu kario mokyklai siekiama suteikti bendrojo lavinimo įstaigos statusą. Ta siekiama padaryti jau nuo šių metų rugsėjo pradžios. Ką tai reiškia Lietuvai, ką tai reiškia Kaunui būtų turėti tokią mokyklą? Žodžiais apsakyti, ką tai reiškia Lietuvai, ką tai reiškia Kaunui, yra labai sunku. Tai pirmiausia, puikus išsilavinimas, patriotinis, pilietinis ugdymas, sportas, kultūra. Žodžiu, mes turėsime puikiai paruoštus jaunuolius ir jaunuolės. Ir jie galės garbingai atstovauti Lietuvą, ne tik tai čia Lietuvoje, bet aš manau, kad tokie žmonės, kurie baigs šią mokyklą, bus panaudojami ir reikalingi tarnybose už Lietuvos ribų, atstovaujant Lietuvą ir Kauną. Nerūkyti, nevartoti alkoholio, nevartoti narkotikų, sportuoti ir mokytis, gerai mokytis.